Šiandien, penktadienį, trasoje visą dieną zuja automobiliai. Nuo pat ryto prasidėjo treniruotės, suskaidant dalyvius į dvi grupės, kad kaip įmanoma mažiau vieni kitiem trukdytų ruoštis. Vėliau buvo viena bendra treniruotė ir tada jau šios dienos kulminacija įvyko, tai kvalifikacija lenktynių. Tai yra, visi stengiasi parodyti kuo geresnį vieno rato įveikimo laiką, tam, kad kuo arčiau pirmos pozicijos galėtų stovėti rytoj starto metu. Tai mano kolega Nerijus Malasevičius įvažiavo, jei neklystu, minutę 16:70, kas mūsų automobilį pastatė apie 14 vietą. Ir žinant automobilio techninės galimybės, žinant trasos specifikaciją, tai viskas su rezultatu yra labai gerai. Ir vėliau po kvalifikacijos prasidėjo, aš sakau, buitiniai pasiruošimo darbai. Tai yra tiek mechanikų komanda ruošiasi ir treniruojasi keistis kaip įmanoma greičiau ir sklandžiau ratus. Tiek mes kaip vairuotojai treniravomės apsikeitimus, kadangi vėlgi kiekvieno vairuotojo šiek tiek gabaritai skiriasi, tai sėdynės pozicija, diržų pozicijos ir įvairūs niuansai šiek tiek išmatavimų prasme skiriasi ir kiekvienam reikia šiek tiek prisitaikyti. O tam norisi užtrukti kaip įmanoma mažiau laiko, nes kiekviena prarasta sekundė pit lane zonoje labai brangiai ir sunkiai yra atkovojama trasoje. Tai va tiek. Tai rytoj laukia ilga, sunki ir tikėsimės, kad sėkminga ir stabili diena. Ir lauksim turbūt